Taigi, mes stovime prie General Financing Team Pit Lane sportinio bolido. Tai yra Porsche 911 GT3 automobilis, kuris buvo naudojamas Porsche taurės varžybose. Iš tiesų, kodėl Porsche dažniausiai laimi 1000 km lenktynės, ir tai yra dėl to, kad tai yra patikimas automobilis. Patikimas dėl to, kad jisai yra nors vienas greičiausių pasaulio automobilių, bet visgi tai yra beveik standartinis automobilis. Pagrindiniai techniniai faktai. 3,8 litro darbinio tūrio variklis 6 cilindrų, kuris generuoja 450 arklio galių ir 6 bėgių sekvencinė greičių dėžė. Priekyje įprastai automobiliuose yra variklis, bet ne Porsche. Mes turime sportinį 100 litrų baką standartinėje vietoje, plus 20 litrų papildomą baką. Pagal lenktynių reikalavimus mes galime turėti 120 litrų automobilyje ir naudojamės maksimaliai kuro kiekio, kiek įmanoma, nes tokiu atveju mes mažinam sustojimų kiekį degalinėje, kur prarandamas laikas. Vairuotojų darbo vieta. Greitam vairuotojų pasikeitimui turime nuimamą vairą. Ant vairo yra daug įvairiausių kontrolių. Tai yra ir valytuvai, ir rodmenys ant ekrano, ir ilgieji žibintai, yra ir kontrolė greičio įvažiuojant į serviso zoną, daug įvairiausių mygtukų. Sekvencinė greičių dėžė reiškia, kad mes bėgius jungiame tik į priekį arba atgal. Įvairiausių mygtukų kontrolėje centrinėje, tai turbūt vienas iš pagrindinis elektros jungiklis, automobilio užvedimo mygtukas, tai yra degalų siurbliai, tai yra ABS-o daviklis ir daug įvairiausių kitų. Lenktynėse saugumas yra svarbiausia. Šiuo metu aš nedėviu lenktynių kombinezono, pirštinių ir šalmo, bet jūs matote diržus. Diržai yra 6 taškų, reiškia, kad 2 diržai yra lenktynininkų tarp kojų, 2 diržai ties dubenim ir 2 diržai ties juosmenim. Šitos gumytės daro pasikeitimą vairuotojų lengvesnį, nes jos ištraukia ir tuo metu mūsų diržai būna pilnai paruošti. Šiam kartui tiek. Toksai bus General Financing Team Pit Lane lenktynių biuras šią savaitę.